gyvi. Šiandieną sugalvojau apvažiuoti Kauno vietas, kurios per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė labiausiai. Tai savo kelionę šiandieną pradėsiu Ąžuolyno parke. Šiek tiek apžvelgsime iš viršaus zoologijos sodą, Kauno futbolo Dariaus ir Girėno stadioną ir keliausime toliau. Kauno Ąžuolynas tai viena žaliausio miesto vietų, kuri per pastarosius metus tapo dar patrauklesnė gyventojams ir miesto svečiams. Vaikštant šiais takais sunku nepastebėti, kiek dėmesio skiriama aplinkos sutvarkymui. Kaunas keičiasi, bet svarbu, kad kartu išsaugo ir žaliasias savo erdvės. Kauno zoologijos sodas. Iš viršaus puikiai matosi dar viena vieta, kuri per dešimtmetį išgyveno didelius pokyčius. Zoologijos sodas šiandien atrodo visai kitaip nei anksčiau. Privažiavome Dainų slėnį ir čia pasirodo šį savaitgalį vyksta Kauno dainų šventė, tiksliau dainų ir šokių šventė. Tai dar viena Kauno vieta, visiškai atnaujintas Dainų slėnis. Bet aš turiu kitų planų. Čia matome futbolo stadioną ir sporto infrastruktūrą. Per pastaruosius metus Kaunas daug investavo į sportą. Tokios vietos ne tik keičia miesto vaizdą, bet ir suteikia daugiau galimybių. Važiuojame į Laisvės alėją. Pasakiškas gegužės oras. Laisvės alėja visada buvo Kauno širdis, tačiau šiandien ji atrodo gerokai modernesnė nei prieš 10 metų. Sutvarkytos erdvės, atnaujintos dangos ir daugiau gyvybės sugrąžino šiai vietai ypatingą atmosferą. Čia galima pajusti, kaip pulsuoja miesto gyvenimas. Legendinė susitikimų vieta prie Laisvės alėjos fontano. Štai ir privažiavome Vienybės aikštę. Jeigu reikėtų išrinkti vietą, kuri pasikeitė labiausiai, Vienybės aikštė tarp pirmųjų kandidatų. Anksčiau tai buvo gana paprasta miesto erdvė, o dabar moderni ir gyva susitikimų vieta. Tokie pokyčiai puikiai parodo, kaip Kaunas atsinaujino per pastarąjį dešimtmetį. Labai daug vietų Kaune keičiasi, bet viena legendinė vieta nesikeičia jau kelis dešimtmečius. Tai legendinė Spurginė. Spurgytė. Labą dieną. Gal Spurgytė kokią? Gal su mėsyte turit? Turiu. Tai su mėsyte vieną ir vieną saldžią. Tai žagarėlis arba džemas? Džemas. Arba ne, 2 su mėsyte. 3,60. Kortelę galima? Ne. Ai, čia grynai. Atvažiavau į dar vieną stipriai besikeičiančią Kauno vietą, Nemuno salą, suvalgyti savo nusipirktų spurgyčių su mėsa. Šiek tiek expensive, sakyčiau, už 2 spurgytės su mėsa sumokėjau tokio dydžio.
3,60. Ragausim. Nu, minkštos, šviežios. Bet kad stebuklas, tai nepasakyčiau. Expensive. Bet minkštos, šviežios, skanios. Nemuno sala šiandien tapo viena svarbiausių miesto traukos vietų. Čia vyksta renginiai, sporto veiklos, o žmonės renkasi poilsiui. Sunku patikėti, kiek daug ši vieta pasikeitė ir kaip stipriai įsiliejo į kasdienį miesto gyvenimą. Važiuojant Nemuno krantinę gerai matyti, kaip Kaunas atsigręžė į savo upes. Sutvarkyti takai, poilsio zonos ir naujos erdvės gyventojams sukūrė visai kitokį miesto veidą. Dabar čia malonu tiek važiuoti dviračiu, tiek tiesiog sustoti ir pasigrožėti vaizdais. Kauno rotušė – tai viena istoriškiausių Kauno vietų. Nors pati rotušė išlaiko savo autentišką išvaizdą, aplinka aplink ją tapo dar jaukesnė. Kaunas puikiai parodo, kad galima derinti istorijos paveldą ir šiuolaikinį miesto gyvenimą. Kauno pilis jau daugelį metų yra miesto simbolis, tačiau per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė ne tik pati teritorija, bet ir visa aplinka aplink ją. Esame dabar Vilijampolėje. Taigi esame ant Milikonių kalno dviračio tako, kurio anksčiau absoliučiai net nebuvo. Dabar yra ir pėsčiųjų takas, ir dviračių takas, ir sutvarkyta pilnumoji gatvė. Tai šiai dienai tiek, iki kitų kartų.